Labadiena, Sveiki. esu Robertas Karvauskas, nepriklausomas pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas konsultantas. Dirbu su Taip. portalu Ekspertai LT ir matau jūsų vakarykštį paklausimą dėl Taip. namo šiltinimo. Tai noriu iš karto pasakyti, kad aš ne medžiagų pardavėjas, ne rangovas ir ne tiekėjas koks nors, tiesiog esu ekspertas konsultantas, kuris padeda susigaudyti žmonėm, kaip pigiausiais būdais išsaugoti daugiausiai šilumos pastatuose. Tai dabar mano vardas Robertas, kaip į jūs kreiptis. Tas Malonu, Gintautai. malonu. Jo, tai žiūrėkit, Gintautai, dabar yra 4 metų rąstinis namas ir Mm. norit sužinot, kuo šiltint. Tai dabar žmonės labai dažnai įsivaizduoja. Aš už akių. Ten esmė tokia, kai tos sankirtos kampuose yra. Tai aš ten aš sodybą turėjau, ten net negavau šiltinti, bet esmė tokia, kad dabar, kur vakarinė siena, jeigu lietus ir vėjas, tai per jas vanduo varo tiesiog. Tai Nu, per natūralu. įtrūkimus rastų. Taip, taip, tai yra nesandaru. Taip, taip. 4/5 šilumos nuostolių pastate gaunasi dėl to, kad jūsų pinigai sušildytas oras randa plyšių plyšelių, per kur pabėgti ir todėl jis su savim išsineša visą šilumą. Varža šiltinimo sluoksnio reikalinga tada, kada šiluma neturi galimybių per plyšius pabėgti. Tada jinai prisiglaudžia ir tik tai tada Mhm. atiduoda kondukcinę šilumą, vat ją gaudo varža. O 4/5 šilumos pabėga tiesiog, tai reiškia sandarumas lemia. Tai dabar dar žmonės įsivaizduoja, kad namas šiltinamas visas vienodai. Betgi supraskit, kad jeigu jūs naudosit tokią medžiagą, sakykime, kaip akmens arba mineralinė vata, tai jūs ją nešiltinsit pamatų, o tai irgi namo dalis. Žmonės klausia, kaip apšiltinti namą, turėdami omenyje tik tai sienas. Bet namas O man pirmiausia. nešiltinti šį. Nu, va matot, namas yra ne sienos pirmiausiai. Namo šiluma prasideda nuo viršutinių konstrukcijų, nes šiltas oras pirmiausiai kyla į viršų ir pirmiausiai Ir remtis jūsų virtuvės irgi viršutinės apšiltintos. atitvaras. Tai dabar sakykit, kas pas jūs tarnauja kaip atitvara nuo šalčio? Pats stogas ar Taip. perdanga tarp lubų, tarp šaltos palėpės ir šildomų kambarių? Nu, tai čia dvišlaitis stogas, Taip, antras aukštas palėpė, tai taip. tą užpurškęs putom esu, A, jūs taip pastogę net ir galinės sienas. Jūs neatsakėt man į klausimą, kur yra šildomos patalpos, ar stogas, Visas šildomas. visos, tai reiškia Jo, stogo šlaitai tarnauja kaip lubos, taip? taip, taip. Supratau, tai ten jūs šiltino. Dabar žmonės irgi galvoja, kad putos yra visos vienodos ir tai, kad jau užpūsta putom, reiškia išspręsta. Tačiau didžioji dalis putų poliuretanų, kur dažniausiai naudojamos ir vadinamos Mm. putomis, didelė dalis jų turi neigiamą savybę, kada traukiasi keičiantis oro temperatūrai ir santykiniai oro drėgmei. Ar jūs žiūrėjote į parametrus šitų putų, kas tai per putos ir ar jos turi susitraukimus ar ne? Nes tuo momentu, kai apšiltinama, taip, yra pilnai sandaru. Bet jeigu šita medžiaga nuo temperatūrų pokyčių traukiasi, tai jinai tikrai susitrauks, atsiplėš nuo konstrukcijų arba suskilinės savo plote ir taps nesandari per laiką. Todėl po 3-5 metų, gal ir daugiau, vis labiau ir labiau išsisandarina. Tai tokios medžiagos taip pat negali būti naudojamos be papildomų garo izoliacijos iš vidaus ir vėjo izoliacijos iš išorės. Ta dalyką vėl reikia žinoti, žmonės dažnai neatkreipia į tai dėmesį, įsivaizduodami, kad visos putos vienodos, nes poliuretanų yra šimtai rūšių ir kiekviena jų turi savo savybės. Tai lygiai taip pat, kaip sako, aš ten uždėjau vatą, ten sutvarkiau, viskas gerai. Nu, uždėtai uždėjom, bet ar sandarinom, ar tikrai užtikrinam, kad pilnai sandaru, va čia yra esmė. Ir žmonės labai dažnai tiki, kad vien šiltinimo medžiagų priglaudimas prie paviršiaus jau yra šiltinimas. Tai yra gili iliuzija, iš tikrųjų. Tai jeigu taip, tai po stogu dėta difuzinė plėvelė, jeigu padanga su oro tarpu, Taip, ir iš apačios užpūstos tos poliuretano putos, nes
Man taip Taip. tiekėjai sakė padaryti. Nu. Gerai, o gal jūs žinot, kas tai per putos, kaip jos vadinasi, kas ten per... Atviro poro čia šitos dabar. Va, vėl matot, mes sakom apie poras, apie Ai, kažką, o iš tikrųjų kokios savybės. aš Mhm. neatsiminsiu. Jo. Supratau, o įmonės irgi neatsimenat, nes aš panašiai pagal įmonės galėčiau daug maž E, spėti, kas per... fu, fu, fu. Negamo kartais. E, e, man atrodo, turiu. Gamo, man atrodo, jo. Jeigu gamo, tai tas išskirtinis produktas, kur nesitraukia iš tikrųjų, tai tada būtų tikrai neblogas pasirinkimas jūsų. Ten aš jos, jo. Jo, jo, gamo, jo, jo. Gamo, ne? Nu va, tai Mhm. tada su tuo dalyku galiu prognozuoti, kad ten viskas tvarkoja. Kiek man teko susidurti, tai iš Mhm. tikrųjų tas produktas tikrai labai gerai laiko ir garantijos ten yra ir visa kita. Tai dabar dėl sienų, tai praktiškai jūs matot, kad tai yra keura ir jeigu yra keura, tai yra labai didelis praėjimas šilto ir drėgno oro iš vidaus. Tai šiltint su orui laidžiomis medžiagomis yra pakankamai komplikuota. Tada todėl, kad reikia tas medžiagas apsaugot nuo to srauto, kurį neša oras su vandens garais, vat nuo to medžiagas Mhm. reikia apsaugoti. Tai reiškia, tada visą namą reikia dengti pirmiausiai difuzinę plėvelę, tada dėti vatą, tada už vatos palikti tarpelį, tada dėti vėjo izoliaciją. Nu, ten vienu žodžiu visą tai pakankamai Žinau, jo, bet, sudėtinga. nu, bet čia O rastinis namas turi savo ypatumų. tai va, tai yra iš tikrųjų. Todėl, kadangi dar ir nelygus paviršiai ir taip toliau, tai vėlgi aš tikrai rekomenduočiau purškiamą technologiją. Ir ta pati gama tai yra bene optimaliausias sprendimas šitokiam atvejui dabar. Tai jūs A, paėmat mhm. dabar, o kokią apdailą po to žada daryti? Tai galvoju medinės dailylentės turbūt. Nu. Tai jeigu taip, tai tada jums reikėtų karkasą, kurį dėsit ant, sakykime, ant namo, pakelt ant kaladėlių, bent ant 5-7 cm tarpo, tam, kad kada purkšis purškiama medžiaga, kad palystų po visų karkasų, kad karkaso vietos neduotų oro pralaidumo jokio. Ir tada sulik karkaso paviršium lygiai užsipučia viskas ir jūs galit kalt tiesiogiai lenteles, nereikia jokių ventiliacinių tarpelių, nieko visiškai nereikia. Jokių plėvelių, jokių nieko, tada pilnai apiputėt, užkalėt ir rami galva. Tai va šita technologija tuo tikrai pranašė, kad ta medžiaga tikrai stovės, ji bus pilnoj kondicijoje, jinai nesitrauks, neskilinės ir nereikia jokių papildomų vėjo izoliacijų, nes jie yra pati sandarinė praleidžianti oro. Skirtingai nuo kitų poliuretanų rūšių, kada atvirų porų poliuretanas yra visiškai kiauras. Šita medžiaga, jinai yra atvirų porų, bet porų labirintas yra toks smulkus ir toks painus, kad oro molekulės nepraeina, tik apie 10 kartų būdamos mažesnės už oro vandens garų molekulės, jos praeina. Todėl mediena gali lengvai išdžiūt, o naujas drėgmės rautas su oro tėkme negali ateiti. O čia yra tas unikalumas šitos medžiagos. Tai jeigu jūs naudosit tą, tai tikrai bus išsprendžiama. Jeigu ne, jeigu galvojat, sakykime, su vatom ar kažkaip daryti, va tada jau reikia labai detaliai, pilnai suvokti, suprast, kaip reikia tą daryti, kaip tą sumuštinį reikia padaryti, su visais tarpeliais, su visais sandarinimais, su klyjavimais visais ir taip toliau, kas iš tikrųjų duoda riziką didelę išsisandarinimo po to. Taip, taip. Tai va, mano Jo, patarimas šitą, būtų toks tada. jo, tokius dalykus, bet jo, tai akmens vata, nu, nelabai tas variantas tinka, tai aš irgi apie kažkokius purškiamus, bet ir sakau, Dabar dabar pas mane durna, vat ką ir noriu paklausti, dabar pas mane kampuose net pradėjo pelytos vietos. natūralu, taip ir turi būti, už tai, kad yra drėgmės daug nuolatos ir ypatingai, kai atšala oras, kondensacija gaunasi. Sakykit, ar jūs tame name vykdot veiklą kažkokią, gyvenat ar ne? Jo, nu, ta prasme, jis šildomas, jo, Va. sakykime. Nu, va. Tai viskas aišku, tai reiškia, kad jūs, jeigu ten esat, tai jūs pakankamai daug drėgmės generuojat, nes vien kvėpavimas žmogaus duoda labai daug drėgmės, papučiam ant veidrodžio, matom, kiek garų eina ir visi tie garai, natūraliai, kad jie turi tendenciją kondensuotis tada, kada jie atšala.
O kadangi sienos dabar prapučiamos ir ten, kur prapučiamo, tos vietos tampa šaltos, tai tie garai natūraliai, kad turi kondensuotis. Tai jeigu kondensuojasi garai, plus jeigu jums pelyja, tai iš karto signalas, kad vėdinimas prastas. Todėl, kad nejudantis Kelio, ta prasme, tai aš suprasčiau, pavyzdžiui, vėdinimas prastas, tai turbūt būtų viršui kampuose labiau, ne? nebūtinai ten, kur šalta, ten, kur kondensatas gaunasi, ten, o kur prapučia labiau, tai ten jūs ir matot, ten yra Tai jo, drėgmė. tai va tas ir yra, tai būtent, kad prapučia toj vietoj dėl to, nes aš pelėsi tai esu matęs jis labiau į viršų, kur, sakykime, kai ventiliacijos trūksta, viršus susirenka, o čia pasirinktinai per vidurį link apačios, va. Supraskit, Ir tas kampas tik tai, kur, tai čia vakarinis kampas, kur vėjai ir lietus iš tos pusės, va tas. Kiti normalūs visi kampai, sausi gražus. Tai esmė yra ten, kur šalčiausiai, ten ir kondensatas. Kur kondensatas, ten pelėsis ir pelėsis nesiveisia, jeigu neturi 3 sąlygų. Pirmoji sąlyga yra žema temperatūra, kad gautųsi kondensatas. Antroji sąlyga yra daug drėgmės, kad kondensatas gautųsi. Trečioji sąlyga nejudantis oras, nes pelėsis tai yra ant plono siūlelio augantis spora. Ir jeigu oras juda, tie siūleliai nulūžinėja, jeigu jūs pastatysit paprastą ventiliatorių, net nešildomą, į tą vietą, pelėsis daugiau nesivystys. Jis neauks toje vietoje. Todėl va tos 3 sąlygos. Tai jeigu ten susidaro šaltas taškas ir kondensacija ir, aš sakau, vėdinimas blogas, tai reiškia oras nejuda pas jūs. Va toje vietoje natūralu, kad sąlygos pelėsių yra. Ir viskas. Čia paprasta dalykas, čia jokios mistikos nėra tame. Tai tiesiog reikia naikinti nors vieną iš tų sąlygų ir viskas. Tai pakelsi temperatūrą, nesikondensuos. Drėgmės sumažinsi, taip pat nesikondensuos. Arba netgi jeigu kondensatas bus, bet oro judėjimas bus, pelėsis taip pat nesiveiks. Tai va tie dalykai. Nu, aišku, kad ten reikia pilnai tvarkyti, kad nebūtų šalčio tiltelio, nebūtų to prapūtimo. Tai reikia tada sandarinti. Tai va sandarinti, tada reikia su tom medžiagom, kurios užtikrina sandarumą. Tai ką aš jums ir patarčiau, panaudot gamo technologiją ir bus ramu. Dabar jūs klausėte apie vat būtent, jūs aš matau, kad pagal pardavėjų siūlymus tiktų ekovata. Kas yra ekovata? Tai yra biri medžiaga. Per birę medžiagą oras taip pat cirkuliuoja. Tai reiškia, kad jūs nesustabdysit oro srautą. Tai kai oras eina į birę medžiagą, šaltose jos sluoksniuose neišvengiamai tie garai, kurie eina su oru, jie kondensuosis. Plius ekovata pilna cheminių medžiagų, tai yra boro, rūgštis ir boraksas. Šitos medžiagos yra tikrai nenaudingos, o kenksmingos. Ir apie tai yra 2009 metais šita medžiaga detaliai ištirta Vilniaus visuomenės sveikatos centre ir išvada padaryta. Aš atsiųsiu jums per ekspertai LT, įdėsiu kaip atsiliepimą, įdėsiu ir nuorodą apie ekovatą. Todėl ekovata, ji negali būti naudojama atviruoju būdu. Nei purškiama, nei eksploatuojama atviruoju būdu negali. Tai bet, rinkoje viskas nesukontroliuojama, taip kad nuo seno, kai buvo, taip ir tęsiama šitas dalykas. Nors iš tikrųjų to neturėtų būti. Tai aš tos medžiagos negaliu rekomenduoti, galima būtų ją rekomenduoti tik tai tada, jeigu technologija užtikrintų, kad iš visų pusių šita medžiaga bus atribota nuo išorės oro. Tada taip, bet kadangi tai yra dulkės, tai yra labai smulkinta medžiaga ir yra dulkės ir ją purkšti atvirai negalima tiesiog. Ir pagal savybės, ir pagal cheminę sudėtį. Taip pat. Ir tas pavadinimas ekovata tai yra neteisybė. Tai nieko neturi bendro su ekologija iš tikrųjų. Tai va, tai tokia mano rekomendacija. Dabar, jeigu jūs norit padaryti namą tikrai šiltą, ekonomišką ir nedarant klaidų, neperdarinėjant nebrangiai ir eksploatuoti jį tikrai nebrangiai, tai tam yra atitinkami niuansai, kas rinkoje labai dažnai iškreipiama. Ir aš visus tuos niuansus sudėjau į labai stiprų seminarą, kurį ir pavadinau Šiuolaikinis, modernus, šiltas, ekonomiškas ir nebrangus namas. Kaip nesuklysti. Šito seminaro vaizdo įrašą
jūs galite įsigyti mano svetainėje sandarusnamas.lt. Tame seminare aš perteikiu viską labai paprastai, aš sakau, statyboje mistikos nėra, kiekvienas paprastas žmogus gali viską pilnai suprast ir aš duodu ne galutinius sprendimus, o aš duodu supratimą, naują požiūrį, kad žmogus pats, suvokęs principus, galėtų priimti racionalius, harmoningus sprendimus. Šitie seminarai yra įtraukti į Lietuvos inžinierių statybininkų sąjungos ir Lietuvos architektų rūmų atestacinės programas ir tai yra tikrai labai informatyvu ir padeda žmonėms sutaupyti nemažai pinigų, nes nepadarius bent vienos iš tų klaidų, kuriuos aš miniu ten, jau jūs sutaupot mažiausiai 10-eriopai, negu sumokėsit už šitą informaciją. Seminaro įrašo kaina yra tik 57 euriukai. Tai yra tikrai ne tie pinigai, kuriuos vertėtų sutaupyti, o paskui padarius klaidą mokėtų už ją visą gyvenimą. Supratau. Tai va, sandarusnamas.lt. Įeikit ten rasit informacijos nemažai, aš ten ir interviu su mokslininkais esu daręs, ir straipsnių daug prirašęs, ir plius atsakymai į klausimus, kurie dažnai užduodami ekspertai LT, aš tiesiog tuos atsakymus kartais įrašau ir duodu žmonėms, kad jie tiesiog susigautų, nes tie klausimai kartojasi ir kartojasi, tai kad žmonės vyktų pasiklausytų. Taip, supratau. Tai kągi, jeigu viskas aišku, tai tiek galiu padėti. Jeigu reikės konsultacijos. Rezime būtų, kad galima putomis, o žiūrėkit, va dar klausimėlis, ten realiai sodyba yra, man nereikia ten jokių šiltinimo klasių, užtektų 5x5 bruselio. Vėl, o dabar labai gerai, kad uždavė šitą klausimą, tai žiūrėkit, viskas priklauso nuo jūsų tikslų. Pirmiausia, reikia nusistatyti, ko jūs siekiat, nes ar užteks ar neužteks, ką aš galiu pasakyti, jeigu jūs norite. Aš pasakysiu, kuo siekiu. Mano pagrindinis tikslas, kad nepelytų kampai. Ai, tik tai šito išvengti, ar ne? Jo, nes realiai, ten sodyba, gerai, man raštas gražu atrodė, man nenorėjau ten jokio sandaraus labai daryti, bet kai šitas dalykas atsirado, va tada aš, gerai, klausimas toks. Klausimas toks, ar jūs ten ruošiatės žiemot, kūrent ir saugot šilumą? Kodėlgi ne? Tai visą laiką. Čia reikia. Aš suprantu, bet reikėtų apsispręsti. Plius dabar. Jeigu taip trumpai, tai taip, aišku. Gerai, klausimas kitas. Tada, jeigu jūs norit tą šilumą saugoti ir norit ekonomikos šito namo, tada ta ekonomika surišta ne tik su šiltinimu. Šilumą išsaugot galima. Kitas klausimas, kaip jūs ją panaudosit išsaugoję. Ir žmonės sako, man reikia gerai labai apšiltinti, taip, aš noriu ekonomiškai gyventi, gerai sakau, o dabar tą orą, kurį jūs iškvėpuosit, tą šiltą orą, kur jūs įdėsit, kaip jūs įkeisit. Tai sako, atidarysiu langus ir pravėdinsiu. Tai sakau, kam tada tiek įdėti pinigų į šiltinimą, jeigu jūs vis tiek tą sutaupytą šilumą išmesit laukan. Tai va, vėlgi reikia žiūrėti, viskas kompleksė sprendžiasi. Jeigu jūs įrengsit vėdinimo sistemą su rekuperatorium, kuris taupo apie 90-95% šilumos, neišmeta, o panaudoja vėl, va tada verta investuoti, kad ta šiluma suktųsi, tada ją verta sutaupyti. Bet jeigu jūs vis tiek ją išmesit, tai patį minimumą tada uždėti ir viskas. Tai čia jau šitas, tikrai ten, supraskit, sodyba, sakau, ten nieks, Suprantu, dabar tada aš jums patarčiau. Tai nedaryti kosminio laivo, tai to namo, supraskit, rastinis namukas. Tai. Gerai, tai jeigu jums taip, tai tada, ką aš jums patarčiau, ant 5 cm kaladėlių pakelt karkasą daryti taip pat 5, viso bus 10 ir užteks. Ir bus pats tas. Tai 10, ne? Jo, 10 gausis bus pats tas. Jo. Nes, sakau, čia, kai tu, aš viską teisingai suprantu, ką jūs sakot apie tas sistemas,
Bet sakau, čia, nu, yra, Jo, nu, jeigu tokių. nėra poreikio ten taupyti šilumą, tiesiog O, minimumą, kad jūs žiemą atvažiuosit, bus šiek tiek pakankamai sandaru. Taip, varžos gal ten kažkokia jau energiniam efektyvumui neužtektų, bet jūs greitai prišildysit, o paskui išvažiuojat ir tegu atšala, nu kas ten tokio. jo, Tai vat jo, būtent. gerai, Ir tvarkoj. sakau, tai man dabar tie kampai, va, kai pradėjo, va, per jas varyti, nu, tai, Nu, va, tai nu, nu, natūralu. pradėjo varyti, aš iš karto mačiau, kad tai bus, bet, nu, laukiau toliau, kas bus, bet žiūriu, kad toliau nieko gero, tai. Tai aišku, nieko gero nebus už tai, kad kuo toliau, tuo šaltesnis oras ten eis ir tuo daugiau kondensato bus. Tai viskas Jo, aišku. tai norisi rastai saugot, kad jis, nu, Nu taip, nesupūtų taip, ir taip, panašiai. taip. Ja. Nu kągi, jeigu kils dar kokių klausimų, jūs visada galit kreiptis į mane. Konsultavimo sąlygas taip pat rasit sandarusnamas.lt ir Mhm. jeigu reikės, tiesiog kreipkitės ir padėsiu, kuo galėsiu. Gerai, gerai, ačiū labai Geros tada už dienos jums. informaciją. Viso Viso geriausio. gero. Nu štai mato, žmogus turi įvairius tikslus ir kol jų neįsiaiškini, niekaip negali galutinio rezultato pateikti. Tai yra patarimo, ką jam daryti tuo atveju. Tai jūs pamatėte, kiek niuansų yra va tokiuose klausimuose, ar ne? Tai kada prieis reikalas jums projektuot arba statyt, arba toliau eksploatuot, arba renovuot namą, tiesiog žinokit, kad viskas sprendžiasi kompleksiškai. Todėl negalvokit, kad vieną tašką paėmiau, tobulai padariau ir viskas išspręsta. Viską reikia derinti ir su kitom sritim, nes šiltinimas, šilumos išsaugojimas, vėdinimas tai yra neatskiriami dalykai. Tai viskas remiasi į bendrą sandarumą, ir į varžą, ir į oro keitimą, viskas komplekse yra. Tai kągi, ačiū, kad išgirdo tai, aš linkiu jums racionalių sprendimų ir ekonomiškiausių rezultatų. Ačiū.